Sveiki visi, šiandien servise 007 savaitės pabaigai turim pakankamai gražų, dailų, gerų metų 2016 Toyota RAV4 automobiliuką, 2 litrų 4 cilindrų, seno tipo įprastas pakankamai variklis. Šį variklį galima buvo sutikti ir Avensiuose, ir Corolose, ir naujesniuose, ir 20 metų modeliuose ir panašiai. Tai tikrai puikiai dirbantis variklis. Netgi 20 metų, man atrodo, Avensis jau tokį patį turėjo, tai tikrai pakankamai ilgą laiko tarpą komplektuojamas varikliukas, na ir aišku puikiai dirbantis dujomis. Tai labai trumpai apie pačius komponentus, tai kaip visada sumontuojam itališką kokybišką Landirenzo dujinės įrangos komplektą ir visą sistemą, taip pat valdymo blokas yra sumontuotas štai čia. Lengvai nusiema ir pastraukia, net ir nelabai iš tikrųjų maišo, jeigu reikia prieiti prie saugiklių, specialiai tas vadus padėjom taip, kad būtų galima atsikelti ir tiesiog turėtume rezervo. Truputėlį, jeigu reikėtų prie saugiklių prieiti. Pats dujinės įrangos saugiklis vėlgi išvestas tiesiog prieš nosį, pavadinkim taip, tai, kad būtų jį nesunku rasti ir tech apžiūros metu kartais tenka jį parodyti. Atskirai nuo reduktoriaus sumontuotas Landirenzo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Landirenzo Li10 turbo dujų reduktorius, gerokai našesnis negu šiam varikliui reikia. Tai reiškia, kad turėsim pakankamai daug jo rezervo ir tų kilometrų tikrai ne 10 tūkstančių galėsim nuvažiuoti be jokio jo remonto ar priežiūros kažkokios. Dujinės fazės filtras, lengvam prieimui, keitimui, kas 15 tūkstančių kilometrų arba 1 metus. Ir dujiniai purkštukai Landirenzo grupiai priklausantis AEB+, po variklio gaubtų, gaubtas tvirtai savo vietose, viskas tvarkingai. Taip kaip priklauso, nuvalyta, paruošta, klientui atiduoti ir pravesti instruktažų. Automobilis dujom važiuoja puikiai, o visi mūsų darbai, kaip visada, yra atliekami pagal aukščiausius kokybės standartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra naudojamas kokybiškiausios rinkoje prieinamos medžiagos šiai dienai, pradedant žarnom, baigiant sąvaržom, spyruokliniam, taipogi gamykliniais laikikliais, kurie yra naudojami tik tai gamykliniuose montavimuose. Nepaslaptis, kad Landirenzo kompanija netgi parduoda, sakykime, kokią nors Varšuvoje, kaip pavyzdys, naujus Toyota automobilius su būtent tokia pačia identiška sistema ir komponentais. Tai vėlgi, jeigu jau Toyota suteikia garantiją šiai sistemai, tai be abejonės mes tą galim drąsiai taipogi padaryti. Tai va, sistema tikrai labai patikima, visi komponentai suderinti tarpusavį, viskas veikia sklandžiai, puikiai, be jokio diskomforto, be jokio traukos skirtumo ir tikrai su puikiom kuro sąnaudom bei nepakitusi automobilio dinamika. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką. Kaip visada sumontuojam ten, kurio pagėdauja klientas. Šį kartą turim štai šitoje vietoje. Sėdint iš tikrųjų labai patogi vieta, nes nuo stiklo neatsispindi. Čia gražiai taip per visą ilgį praeina, tikrai labai patogu. Prie benzino užpilimo vietos turim dujų pildymo vietą. Atsisukam kamštelį, įsisukam perėjimą, viską gražiai uždarom. Tikrai labai patogu, nereikia kažkur lenktis, kažkokio purvo ar sniego gramdyti. Na ir dujų balionas 56 litrų, atsarginio rato vietoje sumontuotas, dugnas lygus, gražus, tvarkingas, atsarginis ratas specialiai tam skirtame dėkle, taip kad tikrai pakankamai solidus kilometrų kiekis bus nuvažiuojamas dujomis. Tai jeigu panašų automobilį ar vairuojat, ar ketinat įsigyti, turėkit omeny, kad kokybišką sistemą galim pasiūlyti tokią pačią, kokį iš principo, kaip pavyzdys, Toyota parduoda jau su gamykliškai sumontuota Landirenzo sistema. Tai pas mus gamykliškai sumontuotos sistemos įsigyti kol kas galimybės nėra, tai mes tengiamės tais pačiais standartais ir tais pačiais reikalavimais viską padaryti taip pat neprašiau, negu kad yra padaroma gamykliškai. Tai va, tai jeigu norėsit, kreipkitės, bandysim padėti. Ačiū.